Sveiki visi, linkėjimai iš Sakartvelo, iš Tušetijos. Mes šiandien baigėm anksčiau turą, tai nusprendžiau padaryti kelis video. Parodysiu, kur aš čia dabar esu, aplinkui tai apsuksiu. Štai. Ten tolumoje toks matosi namas, rudas su tokiais langeliais, tai va ten aš gyvenu. O dabar tai, ką verta žinoti keliaujant į Tušetiją. Pirmiausia, tai verta pasimelsti, kad nors vieną dieną palytų, nors čiučiut. Iš pradžių, pačią pirmąją dieną, kai lyjo, buvo labai šalta ir galvoju, kaip čia bus, kad iš tikrųjų norisi tos šilumos ir saulės. Ir šiandien sužinojau, kad kai, pavyzdžiui, nebūna čia lietaus ir, tarkim, tada džipai, su kuriais mes važiuojam, jie negali važiuoti vienas paskui kitą. Sako, turi laukti 15 arba 20 minučių. Kai tas nuvažiuoja, tada važiuoja kitas, nes yra labai daug dulkių. O jie mašinose nejungia kondicionierių, nes ten kažkoks vanduo, kažkas ten kaupėsi. Tai sako, yra labai gerai, kad, kai būna po lietaus. Dabar aš esu rugpjūčio antroje pusėje pabaigoje, šiandien yra rugpjūčio 26 diena. Ir iš tikrųjų jau jaučiasi ruduo. Ir kaip sakiau kitose video, kad čia geriausiai yra važiuoti 3 mėnesius, tai yra nuo birželio iki rugsėjo pabaigos. Sako, spalio pradžioje iš bėdos gali, bet dažniausiai jau jie neorganizuoja, nes būna labai daug lietaus ir plus būna sniego. Jeigu žiūrėsite kitus video arba jeigu matėte kitus video, tai ten matysite, kad mes važiuojam išties siaurais keliais, išties ten daug tokių kalnelių, pakilimų, nusileidimų ir jie sako tam, kad būtų saugu, mes tiesiog nesirenkame to važiavimo. Todėl yra tas toks 3 mėnesius. Vasarą, kai yra labai karšta ir jeigu nebūna lietaus, tai sako, taip, čia kalnuose yra labai karšta ir 37 gali būti ir 35 ir dar daug dulkių yra. Kas atperka, tai žinoma kalnai, kuriuos matai per džipų langą, kuriuos matai išlipęs. O paskui grįžus eini nusiprausti. Dar koks vienas dalykas, reikia susitaikyti su tuo, kad čia nėra Wi-Fi'aus, nėra interneto. Aš esu nusipirkusi vietinę kortą, žinokit, jinai čia irgi nelabai traukia kažkaip, bet aš jau pirkau tą, kaip sako, pati geriausia, kokia yra Sakartvele, kad, kur traukia visur. Taip yra momentais tokia, bet jeigu reikia kažkokį dokumentą išsiųsti ar ką, tai ne. Ir aš dabar čia pakilau, aš esu bokšte, aš ten kitą video sudariusi, čia mes anksčiau buvom atvažiavę, aš pakilau į kalną, taip kad jums, palaukit, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti, aš nuo gyvenvietės esu pakilusi, tam, kad galėčiau darboti šiek tiek su kompiuteriu, nes ten, pavyzdžiui, kur aš gyvenu svečių namuose, tiesa, čia yra tik svečių namai, ir ten, nors ir yra Wi-Fi'us, bet jis net nelabai atidaro Gmail paštą, o ten apie kitką kažką tai išsiųsti dokumentus, tai nėra. Tai reikia tą jau žinoti. Kitas niuansas, kas tai yra, sakykime, čia atvažiuojant, kadangi tai yra svečių namai, reikia turėti visas prausimosi priemonės. Nes čia duoda rankšluosčius, čia turi patalynę filtą švarę, daugiau nieko. Viskas, visa kita reikia turėti. Tai dabar tiktais tam kartui tiek, jeigu kažką prisiminsiu, padarysiu dar vieną video, kuriame papasakosiu, kas dar yra reikalinga keliaujant. Čia būtent į Sakartvelą, į Tušetijos regioną. Visiems gero laiko.